Labą dieną, gerbiamosios ir gerbėmieji, gerbiamas ir mielas eminencija, gerbiamas ekscelencija. Labai dėkoju organizatoriam už kvietimą. Iš tikrųjų, pirmąsyk nepriklausomybės metais dalyvauju forume, kurį valdančioji partija yra įskundusi Valstybės saugumo departamentui viešai. Tai yra didelė garbė tokiame forume dalyvauti ir savo mintimis su garbiaja auditorija dalintis, klausimus kelti. Kad aš iškėliau klausimą, kaip mes tokie dori sugyvensim, nereiškia, kad aš turiu atsakymą į jį. Aš noriu tuo klausimu su jumis pasidalinti ir jį pasvarstyti, aptart, šiek tiek atsišaukdamas į kolegų Linos ir Alvydo pranešimus. Pradėsiu nuo Sergejaus Averincevo, rusų intelektualo, nuoseklaus krikščionio, pastabos, kurią perskaičiau jaunas, būdamas jo tarybiniais metais sovietmečiu publikuotame tekste. Sergejus Averincevas, jau miręs rusų intelektualas, kalbėjo, kad jeigu kada nors rusai norės tapti laisva visuomenė, Rusija laisva valstybė, rusai turės atrasti Aristotelį. Nes katalikų pasaulis, vakarų Europa, Aristotelį yra atradusi Tomo Akviniečio, Švento Tomo Akviniečio dėka, jo pastangomis. O štai stačiatikiškas ortodoksų pasaulis visą politinę išmintį perėmęs iš Platono. O laisvei to neužtenka. Ir dabar, kodėlgi Aristotelis ir šiandien galėtų būti mums svarbus? Aš manau, kad dvi Aristotelio įžvalgos moderniam šiuolaikiniam laisvės pasauliui ir tradiciniam ir šiuolaikiniam pasauliui išlieka labai svarbios. Aristotelis yra lyginęs politėją, laisvų žmonių laisvą sąjungą, laisvą bendruomenę, politinę bendriją su simfonija. Ir sakęs, kad natūralu, kad mes bendruomeniai norim kuo didesnės vienybės. Norim, kad mūsų sietų kuo stipresni saitai ir mes tos vienybės nuoširdžiai siekiam ir stipriai jo siekiam. Bet Aristotelis sako, bet štai kas nutinka. Jeigu ta mūsų vienybė tokia stipri, kad tampa monotonija, sugriūva pati simfonija. Nebelieka simfonijos, nebelieka politėjos. Mes turim leist toje politėjoje gyvent ir kitiem su savo garsais, savo balsais, savo įvairovę ir šitaip tik išsaugom politėją laisvą, laisvą bendruomenę, laisvą tautą. O kita Aristotelio pastaba, kuri sekė iš jo mokytojo Platono, Aristotelis klausė, kada politėja gali būti dora. Ir pats atsakęs tada, kai ją valdantis piliečiai yra dori. O piliečiai dori rečiau gimsta negu tampa. Reiškia, reikalingas dorybių ugdymas. Be mokyklos, be ugdymo nebus doros politėjos. Čia Alvydo tezė. Be dorybių nebus laisvės. Ir tą sakė jau Aristotelis vakaram, tą kartojo ir Tomas Akvinietis. Ir čia dabar aš norėčiau įjungti ir lietuvius. Juozas Girnius Išeivijoje yra gal apie mirtį taip skvarbiai kalbėjęs kaip egzistencialistas, tikras lietuvis egzistencialistas, filosofas, ir klausęs, ar galime mes žinot, dėl ko verta gyventi, jeigu nežinom, dėl ko verta mirti. Ir kai savanoris Arūnas Kumpis išvyksta į Ukrainą ir paskui čia grįžęs žiūri į Lietuvos kariuomenę ir viename tokiam irgi viešame forume kelia klausimą, ar mes šiandien jau žinom, kas iš mūsų, lietuvių, karo atveju bus pasiruošęs mirti.
Už ką? Šiandien mes tai turim žinot, kad mūsų generolai kaip 40-aisiais nepabėgtų, ar ne? Tai klausimas mums. Tai vat prasmės klausimas ir gyvenimo prasmės klausimas ir mirties prasmės klausimas. Ir aš buvau nustebęs kaip kultūros istorikas, kai staiga atradau, kad prieš Žalgirio mūšį Lietuvos ir Lenkijos intelektualai skaitė Ciceroną, skaitė Šventąjį Augustiną ir svarstė, kodėl verta už laisvą respubliką ir tėvynę guldyti galvas. Kodėl kilnu yra žūti už tėvynę, gražu mirti už tėvynę. Ir dar Jogailos nuodėmklausys Stanislovas iš Skarbimežos sako, kad jeigu tu kilniai nesiaukosi už tėvynę, nesikausi už tėvynę, tu mirsi dvasinę mirtimi. Tiesiog neišpildė savo pareigos, tavęs lauks kita mirtis. Tai yra doro vyro, krikščionio pareiga kilniai numirti už savo vaikus, už savo moteris, už savo namus, už savo laisvę. Laisvė čia yra labai svarbus dalykas. Tai vat štai dabar aš staptelčiau prie mūsų kuriamo Lietuvos projekto. Jau 34 metai, mes jį pradėjom atgimimo laikais, sąjūdžio laikais kurti, jau 36 metai ar ne. Mūsų kuriamas Lietuvos projektas, Alvydas jį lygina su įtrukinėjusio namo sienomis. Šiandien, kas galėtų mus labai skirtingus lietuvius šiandien iš tikrųjų jungti, sieti politinę bendruomenę? Kokios dorybės, kokie įsitikinimai, kokie vaizdiniai, kokios idėjos, dėl ko mes būtume pasiruošę, būdami skirtingų pažiūrų įsitikinimų, guldyti galvas vienas dėl kito. Ar ne? Alvydas Jokubaitis dėl Dainiaus Žalimo. O Dainius Žalimas dėl Igno Vėgėlės. Tai rimti klausimai. Tai rimti klausimai. Ir iš tikrųjų šita bendruomenė turės ką ginti. Ir kažkada mano vyresnis bičiulis Vytautas Kavolis, sakydamas, kad kiekvienoj tautoje yra daug kultūrų, jis kalbėjo apie tokį taurų klasikinį liberalizmą, sakydamas, kad va būtent ta laisvės kultūra, tie tradiciniai tokie kultūriniai liberalai, kuriem brangi laisvė ir jie dėl laisvės pasiruošę eiti į dialogą, jie gali būti jungiantis. Jie gali kalbėti su tautininkais, su krikdemais, su socialistais ir būti tokia jungtimi. Bet šiandien mes matom, kad liberalai yra liberalizmą išdavę, ar ne? Ir iš liberalų kyla nemažų grėsmių laisvei šiandien. Klausydamasis liberalų politikų, aš nebegirdžiu laisvės gynimo. Ir prisimenu eminencijos tartų žodžius jau nepriklausomoje Lietuvoje ir netaip seniai, man atrodo. Jūs, eminencija, kalbėjot, kad katalikų bažnyčia kaip sovietmečių buvo laisvės gynėja, taip turėtų būti tokia laisvės gynėja ir toj postmodernioj, pokomunistiniai Lietuvoje. Ir iš tikrųjų, šiandien mes turėtume žiūrėti tas atramas ir galvot apie savo tradiciją. Apie savo tradiciją. Ar mes, mūsų santykis, šiandienos lietuvių santykis su istorija yra mus auginantis ar mus klampinantis. Ir vis daugiau tokių bruožų mūsų visuomeniai, kad istorija mus klampina. Mes įklimstam į savo praeitį su pykčiu, su neapykanta, suvedinėjom sąskaitas su mirusiais, vėl mirusius žudom, mirusieji mus kiršina. Ir šitam santykiu su praeitimi nėra savumo jausmo, kas yra būdinga kai kuriem Lenkų intelektualam, geriem rašytojam, beje kilusiam iš Lietuvos, iš Pavilnio, kaip tokiam Tadeušui Konvickiui, kuris jo bičiulis Adamas Michnikas sako, tas prakeiktas Konvickis jaučiasi kaltas, amžinai kaltas
ir dėl LDK žlugimo, ir dėl abiejų tautų respublikos padalinimo, ir dėl pralaimėtų sukilimų, ir dar jis jaučiasi kaltas dėl mano ir tavo moralinio skurdo. Mūsų santykiai su istorija, kaip išvengti atsakomybės ir kalties, kaip suvest sąskaitas. Išmeskim Smetoną, išmeskim tą, nugriaukim tą ir būsim laisvi, ar ne? Būsim savimi patenkinti. Suvest sąskaitas su istorija. Bet ne tai, kad mes esam tos istorijos paveldėtojai. Tai yra mūsų. Mes turim išgyventi visas gyvuliškas kančias, kurias teko išgyventi šitai bendruomeniai ir visus dieviškus džiaugsmus taip pat kartu su jais. Tai yra tada mes būsim istorijos paveldėtojai, tos istorijos tęsėjai. Tai va tokio sveiko, gyvo jausmo su istorija, kuris būtų grindžiamas meilė ir atjauta, atjaus tuos, kuriems toks ir toks gyvenimas teko. Jie turėjo su istorija grumtis vienaip ar kitaip nelygioj kovo, istorija juos traiškė. Bet mes suprast ir atjaus turėtume, nebūtinai pateisinti, bet suprast ir atjaus, tai yra nuostatos tokios, esminės, krikščioniškos nuostatos. Tai va štai šiandien iš tikrųjų mes galim atrasti Lietuvos tradiciją, kuri daro mus savarankiškus. Mes turim labai stiprią Lietuvos tradiciją. Ir ne tik etnografinę, ne tik partizanus. Mes turim amžius čia praleistus Lietuvos bendruomenės, lietuvių tautos amžius. Ir jie yra labai sudėtingi, labai įdomus. Aš labai trumpai tik tai stabtelsiu prie kelių dalykų. Suprantu, kad mano laikas labai greitai bėga. Tai štai aš į klausimą, ką mums tokiem doriem daryti, kad galėtume sugyventi, sakyčiau, pirmiausiai išmokykim save, patys mokykimės ir savo vaikus mokykim gyvo, sveiko santykio su istorija. Nebėgti nuo jos, bet jai atsiverti, ją atjausti, ją pažinti, ją suprasti ir sugebėti, kiek mes išgalim, ją tęsti. Tai va štai, kad mes nesijaustume teisuoliais, kad mes nesijaustume pranašuoliais. Taip, už mūsų dalies, ar ne, stovi Kristus, tiesa, daugybė atrastų dalykų, gili tradicija. Už kitų dalies stovi pažanga, teisinga istorija, ateitis ir dėl tos pažangos jie pasiruošę kitus niurkit ir visa kita. Visi jaučiamės teisūs, visi jaučiamės labai dorybingi. Ta teisuolio pozicija, ji buvo patirta per amžius ir čia Lietuvoje. Ir čia Lietuvoje, štai mes minim Juozapato Kuncevičiaus, šventojo Juozapato Kuncevičiaus jubiliejų. Ir Juozapatas Kuncevičius, unitas, karštas krikščionis, rašo laišką kitam karštam krikščioniui. Leonui Sapiegai, kuris yra didysis Lietuvos etmonas ir kancleris, kariuomenės vadas ir sako, na tu, kaip doras katalikas, duok man Lietuvos kariuomenės. Man reikia įveikti stačiatikius ir užkalt cerkves, nuvaryti juos į unitų bažnyčias. Ir yra Leono Sapiegos laiškas 1622 metų kovo, nebeprisimenu dabar dienos, sako, palauk, vyskupe, kaip tu elgies? Ar Kristus prašė kariuomenės? Mes turime siekti vienybės, bet kokią kainą. Mano tėvyniai ir tavo tėvyniai prievarta niekad nebuvo varoma prie meilės, prie Kristaus. Jokios kariuomenės negausi. Įtikinėk žmonės. Vienybės turim siekti, bet be kariuomenės. Tu turi remtis Evangeliją, tik Evangeliją ir tik gyvų žodžiu. Lietuvoje mes neleisim to daryti tuo metu. Jau 30 metų karas siautėja Europoje. Jau Europos krikščionys skerdžia vienas kitą. Lietuviai žiūri, kad mes šito savo namuose leisti negalim. Štai yra ir intelektualinis savarankiškumas. Kai mes šiandien copy-paste būdu perimam vakarų vienas ar kitas patirtis, nereflektuodami savo tradicijos, mano supratimu, mes elgiamės kaip paaugliai. Mes turim labai
stiprias patirtis, kaip lietuviai labai įvairiose situacijose per šimtmečius sugebėjo išsaugoti intelektualinį savarankiškumą. Tai yra ir šiandienos mums labai reikalingo intelektualinio savarankiškumo šaltinis. Teodoras Jevlašauskis, bajorėlis iš Naugarduko krašto, tėvas stačiatikis, motina stačiatikė, jis pats tampa kalvinistu, vaikas Arijonas, bičiuliai jo katalikai, jis patenka 16 amžiaus pabaiga, jis patenka Pilies gatvėje dabartiniai į kuriją, katalikų kuriją, kurioje svečiuojasi iš Romos atvykę italai, popiežiaus pasiuntiniai, jie sėdi prie vieno stalo, geria vyną, išsišneka ir jis kalvinistas tarp jų. Ir išsikalbėję italai supranta, kad čia sėdi kalvinistas su šito stalo. Ir klausia, kaip taip įmanoma. Ir jam namų šeimininkas, kurijos narys, kapitulos narys sako, mes taip įpratę, kad skirtingai tikim, bet susirenkam. Ir tada Jevlašauskio dienoraštis, išlikęs gudų kalba rašytas, ir tada italai labai gyrė mūsų papročius ir stebėjosi, kad čia Lietuvoje tarp jūsų Dievas gyvena. Tai štai yra tam tikra tradicija, ar ne? Ir dabar klausimas, labai rimtas klausimas, ar mes sugebėsim atrast mus jungiančias tokias gijas. Belaisvės, krikščioniškoji kultūra, beje, rengėjai yra uždavę pranešėjams tokį klausimą, krikščioniškoji kultūra ir šiuolaikinė valstybė, bendradarbės ar oponentės. Ir man atrodo, kad šiandien mes kiekvieną savo baruose turėtume rūpintis, kad mūsų puoselėjamos kultūros, čia Lietuvoje įvairios skirtingos kultūros, būtinai turėtų išsaugot pagarbą laisvei, laisvės meilę ir puoselėt pačią meilę, pačią atjautą. Ir kadangi linkęs būdavau susipirkti enciklikas, išsitraukiau prieš čia važiuodamas popiežiaus Benedikto XVI encikliką Deus Caritas Est apie krikščioniškąją meilę. 2006 metai. Benediktas XVI kalba apie tai, kad būtent meilės principas šiandienos pasaulyje turi būti suaktualintas ypatingai. Ir jis labai jautriai kalba, pradeda tą savo encikliką nuo Švento Jono žodžių. Dievas yra meilė ir kalba apie meilę sampratą. Labai šiuolaikiškai kalba. Ir jo pagrindinė tezė, kad šitai civilizacijai būtina meilė, kad civilizacija išliktų. Ir krikščionybė, turi tą meilės dovaną gavusi iš Dievo. Ir čia meilė nėra tik įsakymas, meilė yra ir atsakas į Dievo meilę. Ne? Dievas, kuris myli ir išsižada ir aukojasi, ir į tą meilę dera atsakyti. Tai štai ta meilė, kuri ir apsiriboja, kuri susijusi su auka, su ištverimu, kuri reikalauja ir kuklaus mąstymo, neteisuoliško, bet kuklaus, supratingo, atjautą grindžiamo mąstymo. Kenozės, ar ne? Žmogiškos kenozės, dieviškąją kenozę mes pažįstam, bet žmogiškoji kenozė irgi galima, kad mes netobuli būdami tobulėtume, mums reikia ir daug ko atsisakyti. Tai va štai, jeigu krikščioniškoji kultūra bus meilės kultūra ir laisvės kultūra, aš manau, kad ji gali jungti labai skirtingus Lietuvos žmonės, labai skirtingus lietuvius tais civilizacijos pamatais. Bet čia mes turėtume, man atrodo,
vengti kai kurių dalykų šiandienos viešajame gyvenime stiprių, kai katalikiškos kultūros žmonės, katalikiškos kultūros intelektualai ateina teisti ne tik gyvųjų, bet ir mirusiųjų. Ir jau šiapusinėme gyvenime skelbia nuosprendžius ne tik gyviesiam, bet ir mirusiem. Ir daro tai vos ne motinos bažnyčios vardu. Mes užmiršę esam tokius mūsų naujosios istorijos veiksmus, kaip pavyzdžiui draudimą, motinos bažnyčios draudimą pašarvot poetą Justiną Marcinkevičių Šventų Jonų bažnyčioje. O tai mūsų istorijos faktas. Istorijos faktas. Žmogus, kuris baigė universitetą, kuris eilės savo skyrė universitetui ir poemą, jam buvo atsakyta, kai daugybę ateistų mes ten pagerbėm. O Justino Marcinkevičiaus neįsileido. Tai vat, motina bažnyčia jį turėtų rodyti meilės ir atjautos veidą. Aš manau, šioje visuomenėje, kur atjautos labai stinga, kur pažangos vardu, liberalizmo vardu šiandien naikinama laisvė, griaunama laisvė, apie meilę net ir nekalbama. Patyčia tampa santykio pagrindu. Tai yra mūsų tradicija, vaižgantiškoji tradicija, didžiausios kunigaikštystės tradicija, kaip skirtingiems sugyventi. Ir čia pagarba Respublikai. Dar vienas labai svarbus dalykas, jeigu mes žiūrėtume į savo istoriją, mes matytume tokį emancipuojantį, laisvinantį katalikų bažnyčios vaidmenį. Ir 16 amžiui tai buvo bažnyčia, kuri mėgino telkti įvairius ir labai intelektuali bažnyčia. Baroko laikai, 30-metis karas, mūsų išsilavinęs vyskupas susirašinėjantis su Europos filosofais, Eustachijus Valavičius į verkius kviečiasi Sarbievijų, profesorių universiteto ir sykiu kalvinistą Naborovskį, kuris jam rašo eilėraščius ir verčia Sarbievijų ir jie geria vyną kartu ir bičiuliaujasi. Tai rodymas, kad mes galim gyventi kitaip, net kai pasaulis kariauja, kai pasaulis nesutarė, ar ne, gerbdami vienas kitą. Lygiai taip pat 18 amžius. Lietuvių kunigai, kaltinami jakobinizmu, kaunasi, vadovauja sukilimams, kaip Mykolas Pranciškus Karpavičius, Prienų klebonas, universiteto profesorius, garsiausias pamokslininkas, už valstiečių teisės, už visų lygybę, bet sykiu motina bažnyčia rodo kelią ir pažangos kelią visuomeniai. Ji tampa tokia, lyderė, naujovių lyderė, bet sykiu išsaugant meilę ir laisvę, meilės ir laisvės sąjungą. Tai aš manau, kad šiandien mes turim iš tikrųjų labai stiprų istorijos kodą. Ir jeigu jis veiktų, stipriau, aktyviau veiktų, mes galėtume savarankiškiau, oriau savo gyvenimus gyventi. Ir dar viena mano pastaba būtų dėl švietimo. Iš tikrųjų, Aristotelio, Platono, Cicerono paskui pastabos, kad be mokyklos, be ugdymo neįmanoma padori respublika, padori politėja yra kertinės. Kažkada daktarė Meilė Lukšienė stovėdama dar prieš nepriklausomybę atkuriant, minint Kaune vasario 16 1989 metais, kreipėsi tuo metu į politinius lyderius, sėdėjo ir Vytautas Landsbergis ir kiti, ir sakė, jeigu jūs į švietimą žiūrėsite kaip į gėlių vazonus, kuriuos galite stumdyti kaip norit, nieko nebus. Ir Daukantas, ir Valančius, ir Šalkauskis žiūrėjo labai rimtai į švietimą. Tai tautos savikūros būdas. Tautos savikūros būdą vienintelė laisva tauta ir turi, kuri turi vengti prievartos. Ji turi remtis ugdymu, laisvo žmogaus ugdymu. Ir kai mes nebesusitarėm dėl švietimo arba priiminėjam iš jėgos pozicijos sprendimus, kurie iš esmės nėra aprobuoti mūsų bendruomenės, tai yra irgi visuomenės griovimas. Ir šiandien, jeigu broliai konservatoriai patvirtino visas naujasias programas, jos skirtingiausios, su skirtingom paradigmom, pilietinio ugdymo programos net dvi. Viena kolegos turbūt ginta kalba
vien apie valstybę, ten piliečio beveik nėra. Kita privaloma pilietinio ugdymo programa kalba apie pilietį, ten valstybės beveik nėra. Bet nei vienoj, nei kitoj nėra respublikos. Nėra laisvos piliečių bendruomenės. Įsivaizduojate, ir mes sakom, mes norim išsaugoti Lietuvą kaip respubliką, bet savo jaunimui nepaaiškinam, kas ta respublika, kaip jinai ginama, kaip jinai kuriama, kuo jinai remiasi pagaliau, be ko jinai pražus, neišsilaikys, išnyks. Ir mūsų politikai nekreipia į tai dėmesio, o visuomenė yra atribota. Ir aš čia noriu prisiminti tuos laikus, dėl švietimo tartis visą laiką yra labai labai sunku, nes tai mūsų visų gyvenimai, mūsų vaikų gyvenimai. Bet buvo 90-tieji metai, ar ne, eminencija. Ir tada kilo labai rimtos diskusijos. Privalomas tikybos mokymas bažnyčiai arba bažnyčia visai neįsileidžiama. Ir tokia pozicija buvo. Ir reikalaujama ir to, ir net gatvėse, ir apsistumdant, net fiziškai apsistumdant. Tada jaunas būdamas pasiskambinau ir važiavau pas kardinolą Vincentą Sladkevičių ir sakiau, kardinolė, mes turim atrasti išmintingą sprendimą, kad mūsų visuomenė nesubirėtų, kad pasidėtume tvirtus pagrindus. Ir tada kardinolas sako, yra Sigitas Tamkevičius jau grįžęs iš visų kalėjimų ir kalbėkit su juo. Ir mes tada ieškojom būdo, kaip sukurt laisvą pasirinkimą, bet neišstumt tikybos iš mokyklos ir atradom sprendimą. Bet tokių sprendimų reikia ieškoti toliau, kaip mes savo vaikams šiandien, iš tikrųjų, šiandienos pasaulyje duodam tvirtus lietuvybės pamatus, tvirtus vertybinius pagrindus ir padedam ugdytis, savarankiškai padedam ugdytis pasaulėžiūrą, padedam įgyti dorybių. Tai vat čia laisvos visuomenės tarimosi klausimai. Širdingai dėkodamas Jums dar kartą už kvietimą, noriu pasidžiaugti, kad šis forumas yra iš tikrųjų laisvę puoselėjantis forumas. Ir būtų nuostabu, jeigu Lietuvoje tų forumų būtų daugiau ir jie susieitų tarpusavį, kad kuo daugiau bendrų svarstymų atsirastų. O gal kada nors nušvis diena ir Lietuvos radijas ir televizija taps iš tikrųjų viešu piliečių forumu, kur skirtingos nuomonės galės susidurti ir mes, laisvi lietuviai, galėsime savo Lietuvos projektą laisvai svarstyti. Ir paskutinė mano pastaba jau kaip literatūros tyrinėtojo. Kristijonas Donelaitis yra rašęs vokišką filosofinę poeziją ir germanistai sako, kad ji visai gerai, jis galėjo būti vokiškai rašantis geras poetas. Ihm ist die Welt zum Paradies gegeben, rašo vokiškai Kristijonas Donelaitis. Jam žmogui pasaulis yra duotas kaip rojus. Ir žmogus turi atrasti pasaulį kaip rojų. Dievas jam davė pasaulį kaip rojų. Neskubėti jo keisti, griauti, tvarkyti, bet pirmiausiai pažinti, atrasti, išmokti juo džiaugtis, gerėtis, grožėtis. Tai viena samprata, krikščioniška samprata, ar ne? Įmanoma ir kita krikščioniška samprata. Šis pasaulis yra pragaras, ar skaistykla bent duota mums už kančias, už nuodėmes, kurias mes turim atpirkti jau čionai ar ne, kad nusipelnytume rojaus. Ir tada, tą pragarą reikia daryti tikrų pragarų, ar ne, viens kitam padėti. Ir politikai irgi laukia mūsų paramos, kad mūsų padedami mums gyvenimą pragarų paverstų. Tai irgi nuosekli pozicija ir galima, ar ne, ir galima pozicija. Tai vat štai tarp tų kelių ir krikščioniškos laikysenos galimos įvairios. Aš manau, kad Donelaičio priesakas galėtų šiandien veikti. Pirmiausiai, prieš ką griaudami, keisdami, pamėginkim atrasti mums duotą pasaulį kaip rojų, o gal nebūtina viską griauti, gal nebūtina visko keisti, gal būtina tiesiog išsiklausyti ir sugebėti gyventi tame rojuje, ar ne, jo nesugriovus, jį išsaugant. Ačiū Jums labai už kantrybę.